Labadiena, gerbėmėjai Sporto TV.lt transliacijų gerbėjai dar kartelį. Su jumis Lietuvos vandensvydžio lyga. Ir jūs stebite trečiojo turo rungtynės ir tai yra finalinės rungtynės, pačios svarbiausios šio trečiojo turo rungtynės tarp Kauno Bebro ir Minsko Masters komandų. Na ir šią jau antrąją Sporto TV.lt vandensvydžio transliaciją man kartu padės stebėti ir Lietuvos vandensvydžio lygos direktorius Giedrius Pauža. Labadiena, Giedriu. Na, atrodo šiokie tokie techniniai nesklandumai, tačiau netrukus juos išspręsime ir netrukus į transliaciją įsiliesime su Giedriumi. Kaip ir minėjau, kartu su manimi yra Lietuvos vandensvydžio lygos direktorius Giedrius Pauža. Labadiena, Giedriu. Labadiena. Taigi, Giedriu, jau trečiasis turas Lietuvos vandensvydžio lygoje ir kaip vertinate visas iki šiol vykusias rungtynes ir pasirodymus jau ir finalinėme trečiajame ture? Sakyčiau, nuostabiai, nes labai prisijungusi prie komandų yra Baltarusijos, kurioje komandoje žaidžia pusė žaidėjų iš Baltarusijos rinktinės. Viskas turėtų spręstis aukso medalio likimą. Šios varžybos šiandien turėtų vainikuoti apdovanojimą. Rungtynės aukso vertės, tiesiogiai. Tiesiogiai taip. Baltarusių vardus, tačiau dar kartelį pasižiūrėti nepavyksta, kol kas, jeigu neįvyktų čia rezultatas 1-0. Taip, prieš tai pelnė Kauno komandos legionierius iš Lenkijos, kuris atstovauja Lenkijos rinktinėje, Metalbar. Pakankamai tikrai greitas, stiprus žaidėjas, kuris padeda kauniečiams. Na, tas faktas, jog Lietuvos komandoje Kauno buvo senais laikais Girstučių pasirentas atnaujintas, tai buvant sąjungos čempionatams, tai Kauno banga komanda, kuri buvo laimėjusi išėjimą net į aukščiausią lygą Tarybų sąjungos, tai tikrai buvo aukštas lygis. Užsidarius baseinui, Kaunas vandensvydis labai stipriai smoko, bet dabar atvažiavusi daug vaikų begalo ir manau, kad mes čia aukštą lygį. Jaunųjų sportininkų yra mėgstamas. Labai mėgstamas, netgi, sakykim, būna tokių trenerių ir vandensvydžio, kadangi kaip būna bendros treniruotės, 4 takeliuose žaidžia vandensvininkai, o 4 plaukia. Plaukikai pasižiūrėjo, nusimuoja plaus, sako, ir aš noriu žaisti. Tai vaikams tas kamuolys pritraukia. Vandensvydis įdomus tuo, kad jisai yra tikrai komandinis žaidimas. Kiekvienas žaidėjas yra aikštėje labai svarbus, nes vienu žaidėju mažiau būnant aikštėje, tikimybė praleisti įvartį yra 70%. Nuo vaikystės yra ugdoma, kad kiekvienas kamuolio praradimas tai reiškia komandos sukandus dantis plaukimas atgal. Jokių kalbų, ginčų ir diskusijų. Ir kamuolį reikia labai branginti. Taip, nes tas plaukimas, grįžimas tai tikrai atima sveikatos. Tuo labiau, ko mes nematome, kas vyksta po vandeniu. Tai pastovus laikymas už kelnaičių, glaudžių. Tai ir dabar šis momentas buvo, norėjo įkirsti 10 numeris, tai tiesiog 2 žaidėjai jį prispaudė. Įvartį pelnė Egidijus Sutkus, Lietuvos rinktinės narys. Sutkus pasižymė ir... Trečias, jisai pasižymė tolimais metimais ir gynybai tvirto sudėjimo. Turi snaiperiškų savybių. Tokių, taip. Na, dar pakalbėkime ir apie pirmąją šios dienos transliaciją.
šios dienos sporto.lt žiūrovai galėjo išvysti mačą tarp Alytaus Dzūkijos Vandenio ir Rygos komandų ir tas mačas baigėsi 8-4 alytiškių pergalė ir kasgi būtent buvo ten tie lemiami faktoriai lėmė alytiškių pergalę. Alytiškių pergalę lėmė turbūt Rygos nelaimė, tai reiškia 2 žaidėjų traumos, kurie netvyko į turą. 2 žaidėjai, pas juos irgi yra legionieriai iš Rusijos, kurie vienas yra buvęs Europos čempionas, jis dabar jau profesionaliai nežaidžia, bet prisijungia padėti, kaip sakau, pusiau mėgėjom, pusiau profesionalams, kaip ir atlyginimų pas mus negauna, bet legionieriai gauna. Supratau, ir iš karto matėsi, jog Latvijai turėjo mažiau jėgų, ar netrumpesnis atsarginių žaidėjų suoliukas? Taip, jo, be abejo, nes 2 dienos varžybos nusekina žaidėjus. Labiau emocinės tas tokias pirmi kėliniai, kai pasiplaukia be įvarčių, tai būna pradeda rankos truputį drebėti, truputį toksai, bet nieko. Kitais metais vis gerėja. Pernai buvo 6, šiemet 4. Na, o stebint šios dienos, sakykime taip, auksinių rungtynių dalyvių, tai yra Kauno Bebro ir Minsko Masters ekipų pasirodymą 3-ame ture, galime išskirti tam tikrus rezultatus. Taigi Masters komanda penktadienį 17-9 įveikė Elektrėnų Žaibą, tuo tarpu Kauno Bebras Žaibą įveikė didesnį įvarčių persvarą 19-5. Bebras taip pat susitiko ir su Dzūkijos Vandeniu, rezultatas 19-8, o Masters komanda tiesiog nepasigailėjo Rygos komandos 27-6, jį buvo sudriuškinta. Na ir rezultatai prieš tai buvę šiame 3-ame ture įrodo, kad kol kas šios 2 komandos labiausiai nori medalių, auksinių žinoma, ir labiausiai nori tos pirmosios vietos titulo. Kauniečių komanda yra to įdomi, kad dar pavyzdžiui, numeris 13, kaip praeitėm, žmogus dirba Anglijoje, treniruojasi Anglijoje, bet į kiekvieną turą atskrenda ir prisijungia prie Kauno komandos, prie savo draugų, kuriais jau ten metų žaidė ir Lietuvos čempionatuose, ir Baltijos šalių čempionate, su kuriais tapęs yra čempionas Baltijos šalių. Lygiai pat numeris Tautvydas yra Šimanskas, dabar keitime dar. Tai lygiai taip pat iš Anglijos irgi prisijungia kartu, atskrenda kiekvienom turų, treniruotėm ir negaili savo lėšų ir Atiduoja save vandens svečiu. Pilnai atiduoda. Čia dar vienas įvartis ir kauniečiai didina savo pranašumą iki 3-0. Toliau labai sėkminga rungtynių pradžia. Ar tik nebus tokia rimta paraiška į tą pirmosios vietos titulą? Labai sunku buvo, pernai kauniečiai po 2 kėlinių vedė 6-0, o teko įteikti sidabro medalius. Taip, tai čia dar tie keli įvarčiai tikrai nieko nereiškia, nes kuo toliau tas azartas didės, bus daugiau pašalinimų iš aikštės, baudinių atsiras ir tas rezultatas tikrai keisis dar greičiau. Tuo labiau, kad žaidžia tikrai aukšto lygio žaidėjai, kurie jau tokių klaidų nedaro, kad jau kamuolio nepagauna ar išnaudoja kiekvieną atsistumimą ir kiekvieną palaikymą už rankos, kiekvieną gudrybę po vandenį. Ir čia matome vis daugiau gražesnių kombinacijų, dabar jau ir 4. baltarusių numeris, Borovas Radžiokas norėjo pasižymėti. Čia jo metimas iš karto paliečiant kamuolį ir sviečiant į vartus baigėsi nesėkmė. Veiksmas vyksta ir prie baltarusių vartų, tačiau ataka nutrūksta labai greitai. Ir svečiai iš Baltarusijos perina į greitesnį puolimą. Kalnenka. Baltarusijos rinktinės žaidėjas taip pat. Pasižymė labai stiprių metimų ir taiklių. Tai tiesiog dabuoja kitas Lietuvos rinktinės narys, Darius Džiugas. Pasireiškia profesionalumas, pagazdino, pasikėlė į viršų, palaikė kamuolį, palaukė, kol vartininkas truputį prisėdo žemyn ir liko viršutinis kampas neuždengtas ir jisai tiesiog išnaudoja tą. Ir pasižymė 5. numeris Stasas Rašitkovskis, taigi baltarusiai pralaužė lietuvių vartų gynybą ir rezultatas 3-1. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse tarp Kauno Bebro ir Minsko Masters pasižymė ir svečiai iš Baltarusijos. Na, Lietuvos vandensvydžio lyga yra įdomi tuo, jog čia rungtyniauja, kaip ir mes matome, įvairių šalių komandos. Tai yra Baltarusijos, Latvijos ekipa, žinoma, mūsų šalies. Lyginant visų šių 3 šalių vandensvydžio sportininkų lygį, kur mes esame, kur yra lietuviai?
Mes esame 2 laipteliais žemiau, jeigu rinktinė žiūrint nuo Baltarusų, bet mums yra dėkinga situacija to, kad jie yra mūsų kaimynai, mums finansiškai labai yra nebrangu su jais draugauti. Tai dabar mūsų visas jaunimas akcentuotas yra masinės varžybos į Baltarusiją, tai Bresto turnyras, Magiliovas, Gomelis, tikrai kur aukšto lygio varžybos vyksta, suvažiuoja daug komandų iš Ukrainos, Moldavijos, Rumunijos, kur tikrai žaidžia kontaktinį vandensinį. Tai mes visas pastangas dedam šiai dienai, kad Baltarusus aplenktų. Smagu turėti tokius stiprius konkurentus ir galima pačiam tobulėti, pamatyti, kur dar reikia tobulėti ir taip toliau. Kiekvieną dieną galima tikrai tobulėti, tuo labiau, kad turint tokias sąlygas, kai šiai dienai Girstučio baseiną, tai tikrai prisižadam, kad išvysime rezultatus žymiai geresnius. Čia dar kartelį Baltarusiai, toks rezultatas pasižymė Ramdžiokas Gurovas. Dar apie pusę minutės. Taigi artėja į pabaigą pirmasis rungtynių kėlinys. Na, kaip ir minėjo mano kolega prie komentatoriaus pulto, Lietuvos vandensvydžio lygos direktorius Giedrius Pauža, niekas dar nebuvo aišku po tų 3 kauniečių įvarčių, taigi Baltarusiai susigrąžina, galima sakyti, visas kortas savo ir gali toliau tęsti šį mačą sėkmingai žaisdami su kauniečiais. Dairimas kamuolys. Vėl reikia atlikti metimą. Ką reiškia 2 stiprių vyrų susistūmimas. Nei vienas vieną nepraleido, metimas jau palaiko, aišku. Taigi baigėsi pirmasis šios dienos rungtynių kėlinys tarp Kauno Bebro ir Minsko Masters ir mes einame į labai trumpą Transliacijos rėmėjas TonyBet. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Čia laisvas laidas, net nereikalingas. Liekam taip, ne? Antrasis rungtynių kėlinys tarp Kauno Bebro ir Minsko Masters komandos prasideda ir po pirmųjų mažų rezultatas 3-2 ir kas su manimi yra Lietuvos vandensvydžio lygos direktorius Giedrius Pauža. Giedriau, kaip galime reziumuoti tas pirmąsias 8 minutės? Įtemptoj kovoj, dar truputėlį tas jaučiasi televizijos. Nes vandensinį ne taip dažnai turbūt Lietuvoje galime išvysti. Gal labiau tiesioginė transliacija turbūt pirmą kartą. Pirmoji tokia istorinė akimirka. Akimirka, taip.
vaizdo įrašą buvom kada kažkada, bet daugiau tai tik tai žinių momentai būna, kaip sakiau. Tai gal truputį veikia, bet šiaip tai manau, kad čia tik juokaujame. Iš tikrųjų, tas pats varžybų įtampa ta tokia savo irgi duoda lygiai tą pačią, kaip ir kiekvienam sporte, tas pirmas, kaip sakau, apsitrinimas. Paskui padidėja ir greičiai, taupo jėgas, visgi 4 kėliniai po 8 minutės, tai... Taip, ir pakankamai greitai, nes 30 sekundžių turime atakos laiką, tai tikrai reikia greitai. Aikštėje turime 25 metrus nuo vartų iki vartų, tai čia ne krepšinio aikštelė. Taip, mes dar darome atskirai tarptautinius turnyrus, kurie tradiciniai pas mus tapę yra labai gražų įvartį, vadinamą liaudiškai ragus. Vartininkai kaip tarp dviejų rankų ir virš galvos įmeta, jo, panašiai. Legionierius iš Baltarusijos, taip pat Baltarusijos rinktinės narys, išviliotas iš Baltarusijos komandos. Nu, vandensėdį, kaip sakome, aikštėje draugų nėra. Kas bebūtų vandenyje, kiek ir fizinio kontakto, bet yra taisyklė tokia, kad išlipus iš vandens spaudžia rankas ir tas, kas įvyko vandenyje, tai įvyko vandenyje. Daugiau viskas yra užmirštama ir diskutuojama. Mes prieš kiekvieną pirmąją transliaciją kalbėjome, jog smūgių kontaktų tikrai pasitaiko ir būna įvairių tokių nutikimų, sakykime. Taip, dar, kaip sakykime, žaidžia, kada aukštas lygis, sportininkai jau tikrai profesionalai, kurie jau moka pasisaugoti, laiko stipriai galvas virš vandens, nes tai yra labai pavojinga įkišti galvą po vandeniu, nes tikrai alkūnės kilnojasi ir viskas. O kada būna varžybos, U17, U16, tikrai jaunimas jau fiziškai stiprus, aukšti, greiti, tai jie labai greitai apsidaužo ir lūpas, ir dantys nukenčia laiks nuo laiko. Vis sakau, juokėmės, jau kiekvienam turnyrė reiktų nusipirkti po atsarginį dantį. Be, labai daug kas priklauso nuo teisėjų. Jeigu teisėjai stipriai kontroliuoja rungtynės ir neleidžia įsibėgėti pirmam kėlinyje į grubų žaidimą, tai tada gaunasi, galima tikrai kontroliuoti ir nedaverda iki didelių aistrų. Bet jeigu tik tai, vėlgi smūgis buvo į veidą, atviras tiesiog buvo, bet kaip teisėjas užfiksavo kaip netyčia. Oi, tai čia grįžtant iš varžybų dažniausiai kokių tarptautinių, tai jeigu komandai 2-3 papuošti melsvom akimis, tai yra visiškai normalu. Ženklas, kad tikrai buvo įmetęs. Jau, gražus įvartis. Michal Bar, jo, Lenkijos. Jau pirmas kraujas, 9 žaidėja keičia, nosis prakirsta, jau plaukia keitimui. Teisėjai pastebėjo ir... Žaidėjų skaičius yra lygiai toks pats. Sakykime, jie turi didesnį žaidėjų delegatų sudėtį. Tai reiškia, kad pas juos yra 2 treneriai, komandos vadovas, kiek matau, ir fizinio pasirengimo treneris. Tai čia pranašumo nėra? Tokio ne. Čia tiesiog ilgas suolelis, bet žaidėjų skaičium neilgas. Žaidėjų skaičius yra vienodas, turi po 13 žaidėjų. Labai pavojingas žaidėjas, atrodo kaip ir nėra sunkus, bet fiziškai labai stiprus iš vidaus ir labai aukštai įsikelia kiekvienas metimas, tai išsikelia iki pusės virš vandens. Tai vartininkai labai sudėtinga, nes jis kokius 4 kart gali pagąsdinti vartininką metant prieš tai. Taip. Greitai plaukiantis.
Taip, dirbama treniruočių metu kiekvieną vaiką, kai ruošia. Tai yra nuo mažens žiūrima, kuriai pozicijais galėtų žaisti ir sekamas tiesiog žaidimas jo, ką jisai gali, kaip sakau, tas lengvesnis, sunkesnis, tai automatiškai dirba. Jau prasidėjo konfliktas tarp 12 ir 2 numerio. Linas Stepanaitis yra 9 kartų Lietuvos čempionas, patyręs vandenslidininkas, taipogi šiaurės šalių nugalėtojas, pasaulio veteranų vicečempionas, taip kad visko matęs jau. Ne. 12 žaidėjas pašalintas ir minutės pertraukėlė. Komandos šalia turnyro lentelėje. Tiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti. Atėjo laikas pasitreniruoti. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Koks rezultatas? Kiek laiko lieka iki kėlinio pabaigos? Taigi 3:37 lieka iki antrojo kėlinio pabaigos, rezultatas 5-2 ir pirmauja Kauno Bebro. Kurie ginasi vienu žaidėju mažiau šiuo metu. Tai dabar Minsko sportininkai gali išnaudoti pranašumą. Irgi tikėtinė yra puolimo ir gynimo taktika, tai sustoja 2 metrų linijos 4 žaidėjai, kurie tikrai aktyviai juda ir ten pagrindinė būna kova už vietą. Bet tuomet, kuomet tu žaidi mažumoje gynyboje, reikia labai aktyviai gynyboje judėti. Ir čia galiotiškas darbas. Lygiai taip pat kaip ir puolėjų reikia užsiimti padėtį, tai verda tikrai daug jėgų paukojanti tą. Tai pagrindiniai žaidėjai, jeigu dabar atkreiptume dėmesį 11-3, jie kovoja dėl centrinės pozicijos, nes dažniausiai kamuolys atkeliavęs būna vainikuotas išvarimas, tai pašalina žaidėjai iš aikštės. Ir padėjo gerai dabar Braujas, įveikia gynybą. Taigi antrasis kėlinys artėja prie pabaigos, lieka kiek mažiau negu 3 minutės ir kol kas pirmoji rungtynių dalis šypsosi Kauno Bebro komandai, kuri turi 3 įvarčių pranašumą, rezultatas 5-2. Pašalinimas. Gražus žaidėjas, numeris 12 pašalintas. Ir minutės pertraukėlė. Čia dar kartelį yra prašoma mokymo centre. Čia baigėsi minutės pertraukėlė. Taigi dabar lietuviai apgulę Baltarusių ekipos vartus ir pradedama dar viena ataka. Baltarusiai žaidžia mažumoje, taigi reikia apsiginti nuo pavojingos lietuvių atakos, o lietuviai gali pasinaudoti progą ir padidinti turimą pranašumą.
po patirtų emocijų. O kalbant apie Lietuvos rinktinės pasirodymą, kas mūsų laukia visų Lietuvos vandensvydžio gerbėjų? Tai dabar rinktinė yra pilnai atjauninama. Šalinimas ir 5 metrų baudinys, kaip tas žaidėjas galėjo nesuskaičiuoti, kiek aikštėje yra žaidėjų. Tai reiškia, kad įėjo 7 žaidėjas į aikštelę. Techninė pražanga, ar ne? Techninė pražanga ir svarbiausia, kad labai patyręs Baltarusijos rinktinės žaidėjas tai padarė. Čia dovana Kaunui, tai... Na, ne šeimininkai svetingai pasielgė, bet būtent svečiai. Važiavo su dovanomis svečius. Iš ankstinės dovanos, na ir tik nebus tokios dovanėlės, paskui labai skaudžios galutinėme rezultate. Be to reikia atsimti medalius kauniečiams iš. Čia labai būna va, tas toksai dažnas pasikeitimas medalių. Tai vieni, tai kiti jie labai konkuruoja, nes tikrai šitos dvi komandos įsiskiria nuo kitų 4 komandų savo lygių ir meistriškumu. Alytui yra labai sudėtinga tuo, kad kaip ir užauga tų vaikų neblogų ir rinktinė papuola, bet nėra tęstinumo Alytuje. Nėra kur mokytis, nėra universiteto, nėra nieko. Tai, sakome... Todėl užaugę vaikai tiesiog palieka. Palieka, kas išvažiuoja dirbti, kas ir viskas sulaukus 19 metų ir jie netenka su tokios vyrų komandos. Visą laiką žaidžia to jaunimo. Vandensvydžio branda pati ateina iki 25 metų tik tai reiškia, kad reikia neblogai pažaisti. Nes kiek žiūrint vengrus, ten jau daugkartinius olimpinius čempionus, tai jų sudėtyje turbūt jauniausias būna žaidėjas rinktinės 28 metai ir iki 35 šiandieną mokami brangiausiai pasaulyje tokie žaidėjai vengrų italų, tai 35-37 metų. Nes ta patirtis tokia tikrai su dideliais metais ilgai suteina. Taigi sportas, kurį gali profesionaliai kultivuoti tikrai ilgai. Kaip sakoma, pamažini treniruočių padidinį varžybų. Geriem nereikia, blogiem nepadeda. Tai čia jokai vandensvydininkų yra tokie. Na, o čia susitinka dvi tikrai geros komandos, kaip sakė Giedrius, ir kol kas sėkmė ir kol kas rezultatai šypsosi lietuviams, jie turi 5 įvarčių pranašumą, 7-2. Tiksi paskutinė antrojo kėlinio minutė, taigi laiko dar keletą atakų ir baltarusiai rezga savo išpuolį. Sergejus Ksendrovas su kamuoliu. Ieško atakos tęsinio baltarusiai, tačiau kauniečiai ginasi pagirtinai. Na, būtent serialą, labai ribos išvarymo sužaidė, nes dviem rankam žaidėjas kaimint negalima. Galima vieną, kitą turi būti pakeltas. Na, susitinka tokios dvi kovingos komandos, o ar pasitaiko dažnai tokių diskvalifikacinių pražangų jau už daugiau negu leistina kartų pažeistas discipliną? Taip, kadangi jie moka tą kontroliuoti tokią įtampą, jau provokuoja žaidėją, žino viens kitą neblogai pažįsta, visgi lyga jau 7 metai žaidžia, Baltarusija žaidžia nuo pat lygos įkūrimo mūsų čempionate, tai tikrai susipažinę jau visi. Ir silpnasis ir stipriasis truputėlį ilgoji. Na ir čia baigėsi 2 kėliniai, taigi mielieji, mes keliaujame į ilgąją pertrauką ir grįšime jau visiškai netrukus. Niekur nepabėkite. Taigi grįžtame į Lietuvos vandensvydžio lygos pergalės. Priminsiu, jūs stebite 3-ojo turo. Sakykime taip, auksinės rungtynės tarp Minsko Masters ir Kauno Bebro komandų. Taigi ta komanda, kuri triumfuos šiame mače, iškovos auksinius medalius ir galės džiaugtis lygos čempionų titulu. Ir dar kartelį priminsiu, jog su manimi kartu šią transliaciją stebi ir lygos direktorius Giedrius Pauža. Taigi, Giedriau, baigėsi jau 2 kėliniai, rezultatas kaip ir po pirmojo kėlinio ir toliau sėkmingas Kauno komandai, 7-2. Ko trūksta baltarusiams? Nu, dar nemanau, kad trūksta, ir įvartis. Iš karto, tai žodžiais. Trūkumai gali greitai pasikeisti į privalumus. Gal čia tokia, pradžiai duokime laimėti, kad atsipalaiduotų. Nežinau, iš tikrųjų. 7-3. Gal
sakau, pakrenta, būna labai svarbu, nes skersinių tokių buvo nemažai, tai realiai trūksta centimetro iki laimės. Tai metimai tikrai būna geri, nėra, įkris. Kol kas rungtynės tikrai gražios akiai, daug metimų, daug tokių, kaip pats sakei, atsimušimų į vartų konstrukcijas, taigi žiūrovai gali ir paikčioti iš tos intrigos, iš tos nuostabos. Ir čia su kamuoliu Sutkus. Atėjo pašalinimas, kamuolys, kaip minėjom prieš tai. Pozicija vadinama kaip stulpinio pozicija, dėmesio kalboje vadinama centro pozicija. Ir Lietuvos rinktinės narys Egidijus Sutkus pelnė įvartį išnaudodamas, kad jau jo niekas nedengė, nes žaidėjas buvo pašalintas ir perėjo pasaugoti tą, kurias arčiau. Iš karto daugumoje atsidūrė, jie išnaudojo greitai. Kaip jau žiūrėjom prieš tai transliaciją, ten ilgai žaidė Ryga, Dzūkijos Vandenis, tai tokie jau situacijos būdavo ilgiau kontroliuojamas, kadangi, vis tiek lygis ne tas, neturi nei rinktinės žaidėjų, nei nieko. Gal ir akys ir galvoje susidėlioja mintis, ką reiktų padaryti, bet fiziškai dar nespėja. O čia jau dvi komandos, kurios iš karto operatyviai viską atlieka. Užtenka kelių sekundžių tiesiog. Jau Baltarusiai rezga savo atsakymą. Jau irgi pradeda žaisti jau labiau. Aišku, tas Baltarusų žaidėjas Andras labai gudrus yra, jis moka gerai palysti po žaidėjų. Išlysdamas visą laiką stipriai juda, tai toks vaizdas, kad jį laiko visą laiką užglaudžiu. Jeigu žaidėjas tik nespėja pakelti rankų viršų, jis fiksuoja visą laiką pražangą ir būna žaidėjas pašalintas. Tai čia irgi patirtis yra tokia... Povandeninės srovės. Ir jinai pats. Jis gali ir pats tą žaidėją patempti po savim užglaudžiu ir toks atrodys, kad tas po vandeniu jį laiko. Atvirkštinis veiksmas, apgauna taip. Na taip įsivaizduoju, tokio nepatyrusių žiūrovo akis gali net nepastebėti, kad čia net įvyko. Čia toksai netgi būna, kaip ir sako, tokios situacijos būna, kaip dar žaidžiau jaunystėje Lietuvos rinktinėje, tai gyniausi prieš vokietį ir tas vokietis pelnė įvartį ir aš plaudamas turiu, jeigu treneriui, aš jau viską padariau tikrai, tu negalėjai mušti. Sako, jeigu tu viską padarai, turėtų būti pas mane ant bortelio, priešininko glaudės ir viskas, kas juose buvo. Tada patikėsi, kad tu viską padarai. Tai treneriai motyvuoja. Toks vandensvidis. Ne viską padariau, kad jisai... Na, čia šioje arenoje ir čia lietuviai, kauniečiai bando nuveikti panašius žygdarbius ir su baltarusiais. Dabar baltarusiai turi 5 įvarčių deficitą, buvo jį sumažinę iki 4, pelnydami pirmąjį įvartį trečiojo kėlinio metu, tačiau lietuviai greitai atstatė pusiausvyrą šiame ketvirtyje ir vėl viskas grįžta į tą patį status quo. Išstūmė labai pavojingą žaidėją nuo centro į 11 baltarusų, kuris tikrai labai pavojingas, daug įvarčių pelno. Tai iškart palengvėja gynyba, lengvi žaidėjai gali pasitraukti arčiau vartų. Dar kartą sugrįžtant prie Lietuvos vandensvidžio lygos peripetijų ir galutinio to trečiojo turo. Giedriau minėjo, jog jau trečiosios vietos medalininkai ir medaliai yra aiškus ir medaliai įteikti, ar ne? Taip, įteikti Elektrėnų žaibo komandai, kurie tikrai Elektrėnai neseniai įsikūrė, lygiai taip pat Elektrėnuose vandensvidis atsirado, pradėta vaikai, prisijungė suaugę padėti ir pradėjo judėti, kaip sakau, 3 metai tikrai sėkmingai žaidžia, pernai buvo iškovoję 2 vietą, šiemet pakrito truputį žemiau, bet, kaip sakau, kamuolys, sportas, tai yra normalu. Jeigu visą laiką taps tie patys čempionai, tai bus įdomu rinktis. Kaip kad vanduo pabangojo, taip ir žaidimas. Elektrėnų komandos taip pat šį kartą subangavo. Čia visų turbūt žaidimas banguoja, labai priklauso nuo pasirinkimo, nuo to emocinio, kaip vidui perdega, neperdega žaidėjas, nes kaip ir atrodo treniruotėj skersinius laužo, o įlipa į vandenį ir varžybas dingsta žmogus, net nesupranti, kur jis tai yra. Tikrai reikia to tokio biškį ir psichologinio varžybų skaičiaus daug. Lygiai taip pat kai Latvijos vandensvidis, turbūt 40 metų pertrauka buvo ir atsirado pernai vandensvidis. Tai irgi ten miestas Ryga padėjo, įkūrė etatą, pradėjo vaikai treniruotis, prisijungė vyresnių, atvažiuoja iš Rusijos, pamokina, padeda, trenerius samdo ir pradėjo žaisti. Tai
Pabaltijai dar ir estai, skyrus veteranus, tikrai, kurie estai neblogai veteranai atstovauja pasaulyje savo čempionatų reitinguose, jie daugkartiniai pasaulio čempionai veteranų. Tai va, tikimės Pabaltijai išjudinti. Lygos tikslas mūsų toks. Tikrai kilnus ir geras tikslas. Norėtųsi, jog ir vis daugiau komandų įsijungtų į šią puikią lygą ir puikų čempionatą, o čia Baltarusiai. Jų bandymas užpulti varžovus galbūt ne taip gerai pasiruošusius, tačiau 13 numerio. Nepakėlė galvos žaidėjas, rado vieną akimirką ir vartininkas pavogė kamuolį. Tai įvykiai greitai keičiasi. Kaip gražiai išsikėlė, už tai matosi, kiek kartų gali pagąsdinti ypač antras žaidėjas. Čia gražus epizodas. Ir dabar jau kamuolį iš savo vartų tinklo reikia traukti lietuviams. Nuskriaudė draugas draugą, geriausi draugai, kurie Baltarusijos rinktininkai žaidžia. Kauno vartininkas yra Baltarusijos rinktinės žaidėjas. Tai vienam kambarį gyvena, kai važiuoja atstovauja Baltarusiją, o dabar... Tai Kovalevskis gauna įvartį nuo savo draugo. Nuo draugelio įvartį. Kambarioko. Taigi, bet vandensvidis yra toks sportas, kad tenka pamiršti draugystės ant vandens, vandenyje. Ir dabargi rezultatas tampa 8-4. Keturios minutės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos, taigi lieka 8 minutės ketvirtajame kėlinyje ir 4 šiame, trečiajame. Andrejus Sasimovas. Sasimovič, buvęs Tarybų Sąjungos rinktinės žaidėjas, kurie laimėjęs yra Europos čempionų medalį. Taigi tituluotas sportininkas, tačiau dabar jis gauna priverstinio poilsio pertraukėlę, o lietuviai pasinaudodami tuo, jog nėra varžovo žaidėjo, pelno įvartį. Kiekvieną klaidą jau lygis su tas aukštesnis komandų, jau jie klaidas išnaudoja. Prieš tai rungtynėse būdavo, kad jau tas klaidas netaip dažnai išnaudoja. Na taip ir iš tikrųjų, jeigu tik dabar įsijungėte, mielieji, galime priminti, jog šiandieną nuo 10:15 čia Kauno plaukimo centre susitiko Rygos komanda, žaidusi su Alytaus Dzūkijos Vandenio ekipa ir tą mačą laimėjo alytiškiai, sugebėjo įveikti varžovus užtikrintai ir žinoma. Alytiškiai iškovojo pirmąją pergalę trečiajame ture ir šiokia tokia pagoda už tuos ankstesnius, galbūt netokius sėkmingus pasirodymus. Išvaromas ir lietuvis. Ir dabar Baltarusiai žais daugumoje ir galės pabandyti kažką nuveikti naudingo, kaip tą darė lietuviai praėjusios atakos metu patys. Baltarusiai. Pasisekė, buvom net nutylę sukaupę. Didėjo. Atakos laikas jau spaudė visgi Baltarusius ir metimas. Oi, bereikalinga. Galėjo pats atakuoti, ar ne? Tikrai gerai buvo padėtys, bet per daug draugiškas buvo šioj situacijoj. Ir tai buvo džiugas. Norėjo pasidalinti sėkme. Pasidalino nesėkmę. Ir dabar gaunasi įvartis, taip. Neįmesi, tu įmes tau. Sena džiunglių taisyklė čia irgi galioja. 9-5. Ir 9-5 toks rezultatas. Atsiprašinėja savo komandos draugui už tokią klaidą, bet... Na taip, labai brangi klaida ir iš karto matome jos padarinius tiesiogiai. 4 sekundės ir kitoj pusėje įvartis. Tai Taip. tikrai 25 metrai greitai prasisuka ir kamuolys ir žaidėjai. Tas pats džiugas. Na dabar galbūt persvarsys savo veiksmus. Užmesto dabar jau. Pašalinimas ant ribos. Kad vartininkas nebijodamas galvą laiko. Čia jau vartininko drąsa gelbsti. O, čia klaida. Nuplaukė visi žaidėjai, palikdami kamuolį. Turi sužaisti pagal taisyklės karčiausiai esantis prie kamuolio. Tiesiog jie pamatė, kad vartininkas plaukė į ataką ir paliko kamuolį. Teisėjas įvertinęs, kad atstumas yra didesnis tarp vartininko ir kamuolio, negu kur nuplaukė žaidėjai. Visai kamuolio perdavimą padarė. Kadangi iš
laisvo galima mesti iš karto į vartus pakėlus kamuolį. Patyręs Lenkijos rinktinės žaidėjas ir pasinaudoja tą galimybę iš karto į tuščius vartus pelnė įvartį. Bet Giedriau, toks, jeigu gerai suskaičiau, jau antras toks gana, sakykime, vaikiškas epizodas, kuomet taip klysta baltarusiai, matėme vienu žaidėjų per daug aikštelėje. Aš manyčiau, kad čia tikrai įtampa, aš to taip nematydavau, kad tai va būtų. Kai gal prigažinom, kad filmuos viską pažiūrėsim, tai tada... Galbūt žiūrėdami įrašą baltarusiai nebesupras, kas ten vyko. Nesavi net pažinęs. O, čia bus pašalinimas, čia bus jau grubus žaidimas, matėsi už kaklo ranką kabinta, ko negalima vandens uždaryti. Tikrai negalima galvos liesti. Tai yra grinai šalinamas. Kaip ir atrodo, švelniai sakant, galim ne galvos liesti negalima, bet tai neišvengiama dažnai. Gražus smūgis. Tikrai gražus. Bazilovskis. Ir laiko toliau mažėja trečiajame kėlinyje. Rezultatas 10-6. Baltarusiai pasinaudojo praėjusios atakos metu buvusią savo žaidėjų kiekybinę persvarą ir pelno 6 įvartį, tačiau lietuviai ir toliau turi 4 įvarčių pranašumą ir laiko vis toliau mažėja ir laikas kuo toliau, tuo labiau bus jau kauniečių sąjungininkas, o baltarusiams reiks regzti vis tikslesnės atakas. Jeigu kreipsim dėmesį, tai žaidimo įvarčių labai mažai palyginus pagrindė po pašalinimo. Tai reiškia, kad naudojasi klaidomis, dirba. Čia baisinis darbas kojomis yra, jeigu tik tai kojom silpnai dirbi, iškart važiuoja link dugno. Tai viskas priklauso nuo bendro fizinio pasirengimo. Pašalinimas bus, kadangi neleido sužaisti laisvo. Tas laisvas buvo labai pavojingas, nes buvo uždirbtas ant 5 metrų linijos baudos, kurias galima buvo iš karto mesti. Ir čia pelnamas įvartis. Kulakovas. Na, galbūt tiems transliacijų žiūrovams, kurie pirmą kartą yra įsijungę vandensvidį, galime paaiškinti, kad sportininkai tikrai neliečia kojomis dugno. Ne, jie neliečia kojomis dugno ir dar giliokai pasinėros dar jo nepasiekė. Visgi baseino gylis yra 2,53 m šitoj pusėje, tai dar... Reiktų ir Saboniui nepavyktų. Ne. Dirba grinai kojom, stipriai dirba ištisai didelės treniruotės. Netgi treniruočių metu jie laiko svarmenis, po 20-25 km iškėlė kilogramus virš galvos, kad sustiprėtų stovėjimas ant vandens. Esame darę netgi tokį kaip ir šou vienais metais, fiksavę rekordą, buvo čia sugalvoję kaip ir Lietuvos, bandėme gal net ir pasiūlyti į tarptautinę areną, tai kėlė vandensininkai kėlė statinę alaus. Šitą pilną, 35 litrų, 4 kėlė iš vandens ir laikė ir iškėlė virš galvų. Ir kiek pavyko išlaikyti? Ir pavyko išlaikyti 43 sekundės. Tai tikrai nėra lengva. Na, smagu, kad vandensvedininkai atranda ir tokių saviraiškos būdų, o čia baltarusiai pelno įvartį ir rezultatas 11-7. Vėlgi po gynybinės klaidos, tai buvo pašalintas žaidėjas. Smagu, kad lietuviai daugiau išnaudoja tų baltarusių klaidų, negu kol kas mūsų... Pašalinimas už grubų žaidėjas, kitoj pusėje aikštės. Pagal šių metų naujas taisyklės, kitoj pusėje aikštės žaidėjų negalima trukdyti žaisti kamuolio. Tik tai perėjus aikštelės kitą pusę. Pasikeitimai tokie buvo, tai va, kurie netgi mums teko vidury čempionato atnaujinti taisyklės. Kitas atnaujinimas, apie kurį mes kalbėjome, tai jau ir tarptautinės federacijos paskelbtas pratęsimų nebebuvimas. Taip, jau panaikino ir iš pasaulio lygos, tiesiai iš karto po lygiųjų mušama 5 metrų baudiniai. Tai po 5 baudiniai, po 5 baudiniai. Na, čia baigėsi 3 kėliniai. Aistros. Net ir pasibaigus kėliniui, kol kas nenori sportininkai ramiai palikti baseino. Taip, čia pasibaigus laikui buvo aistros kilo dėl to, kad už grubų žaidimą galvoja bus pašalinamas žaidėjas. Na, kaip ten bebūtų, taigi 3 kėliniai jau finišuoja ir mes mielai keliaujame į dar vieną labai trumpą pertraukėlę ir po jos mes grįšime į 4 kėlinio peripetijas.
Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Komandos šalia turnyro lentelėje. Tiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti. Atėjo laikas pasitreniruoti. Neįprastai, kauniečiai pradės vienu žaidėjų mažiau, kadangi paskutinės sekundės metu už grubų žaidimą buvo Linas Steponaitis pašalintas iš aikštės, kuris pradeda iš narvelio pašalinimą raudonojo kampo iš aikštės. Dabar kauniečiam labai svarbu paimti kamuolį, nes jeigu jie paima, iš karto gali tada grįžti žaidėjas į aikštę, bet praradus, manyčiau, kad grįžta žaidėjas. Jeigu būtų nepaėmę, būtų situacija tokia, kad iš karto būtų atplaukę žaisti daugumoje. Taigi išvengia didelių bėdų dabar kauniečiai. Realiai taip, kiek šiandien matė, kad daug įvarčių pelnė grynai po pražangų, tai... Jau visas jėgas atidavė, jau maldami grybšniais ir čia kauniečio ataka. Jeigu išeina, jau žribėjai nuo žaidėjo nebūna kampinio nieko, bet šiuo metu pats žaidėjas išmetė kamuolį iš aikštės, tai reiškia, kad žaidžiamas kampinės. Taigi 11-7 toks rezultatas, kauniečiai po kiekvieno kėlinio turi pranašumą išlaikė ir po 3 kėlinių, taigi dabar ketvirtajame būtų gerai tas tendencijas ir toliau kartoti, tai yra turėti pranašumą ir galų gale laimėti rungtynes. Na, baltarusiai dar turi išsigelbėjimui likusias kėlinio minutės ir tų minučių. 8 minučių sočiai. Na, dabar 7 lieka, tai visgi 7 minutės. Giedriaus manimo dar gali užtekti, ar ne? Manau, kad taip, nes galima sočiai labai patyręs tikrai Lietuvos rinktinės žaidėjas, nemanau, kad klaidą padarys. Tadas Laskauskas. Ir klaidų nedaro. Tikrai daug kas žaidęs. Ilgametis Lietuvos rinktinės kapitonas, Kauno komandos kapitonas, buvęs papuolęs jau į tą meistrų komandą, kaip dar jaunuolis, tai Kauno Banga tokia senais laikais buvusi, tai dar turi, kaip sakau, ir rusiškos mokyklos. Na, o mes dar galime visiems žiūrovams, kurie galbūt dvejoja, ar ateiti pažiūrėti vandensvydžio, tiesiog priminti, jog vandensvydis tikrai įdomus sportas ir šiandieną visų vandensvydžio arba galbūt naujų vandensvydžio fanų dar laukia ir nuo 12:45 minučių prasidėsiančios rungtynės tarp Kauno Bebro ir Rygos komandų. Jų tiesiogiai Sporto TV netransliuos, tačiau jūs visi mėlyjei galite užsukti į Kauno plaukimo centrą. Įvartis buvo. Buvo, kadangi jau vartininkas rankas įkišęs buvo vartose, jau traukė kamuolį, momentu skaitomas įvartis. Nes vartininkas negali liesti nei vartų, nei įlindus į vartus gintis, tada yra fiksuojamas iš karto įvartis. Taigi 12-8 komandos apsikeitė įvarčiais ir lietuviai vėl bando užpulti.
Vaitkus toli nuo vartų kartu su Žitkovskiu. Tik akimirkai negrįžti į gynybą, sugalvojai pagazinti vartininką ir jau 5-6 metrų atstumas gali daug ką lemti tokiu momentu. O Liudžius kol kas lėtokai grįžta į gynybą ir baltarusiai. Taip buvo. Ir pasinaudoja tokią netikėtą daugumą dėl lėtesnių sugrįžimų į gynybą ir dabar pelno įvartį 12-9. Manyčiau, gal jau jėgų, nes atidirbo puolime su dviem gynėjais ir tiesiog jau kol atgavo patį tą kvapą, kad pradėti plaukti, tai užteko jau pasinaudoti tiem greitesniem žaidėjam situacijom. Nes vis tiek reikia porą gerų įkvėpimų, kad pradėti vėl plaukti. Taigi jėgos senka ir dėl to įvyksta rotacijos. Taigi baltarusiai sugebėjo priartėti iki 3 įvarčių atstumo, tačiau daugiau kauniečiai nuveikti žygdarbių baltarusiams nebeleidžia. Vėl pašalintas iš komandos Daineka, numeris 8. Bebro komanda rezga išpuolį. Trečias numeris, kai įsigėlė pagauna kamuolį, tai net baisu žiūrės, tokiam rankom, kai atrodo. Gražus metimas pasikėlęs, palaikė kojam, stipriai dirbo tuo momentu. Atrodo, kad jisai lengvai tas daroma, bet ten po vandeniu tuo momentu kojas taip stipriai dirba, kad jis išsilaikytų pakankamai. Štai įsikėlęs, kad netrukdytų vanduo mesti nei alkūnį, nei nieko. Ir aktyvus darbas davė savo labai saldžių vaisių, taigi dar vienas įvartis. Ir priartėję Baltarusiai vėl turi grįžti į puolimą ir jau galvoti apie naujus žygdarbius. Jie turi tą patį 4 įvarčių deficitą. Laikas tirpstavo, jau prasidėjo smūgiai. Vėl gudrumas išlindo, 11 numeris ilgametis rinktinės žaidėjas Lietuvos Kęstutis Duda. Jau sužaidė po vandeniu, gavo virš vandens lengvai per ausį ir buvo kamuolys perimtas. Tai irgi vyksta tokios gudrybės. Ne tik tai, kur kamuolys yra, bet ir be kamuolio. Tiesiog provokuoja, kaip sakiau, erzina, lempa už rankų laiko ir... Nežinoma, kova aštrėja, kova intensyvėja, laiko visgi nebelieka ir jau dabar reikia pamiršti apie tuos jėgų rezervus, jeigu nori pasidabinti aukso medaliu. Lygiai taip pat jau pašalintas Kęstutis Duda, nes laikė žaidėją už kaklo, ko negalima daryti. Keturios minutės ir 30 sekundžių lieka ir baltarusiai. Vėl eilinį kartą Zilovskį išnaudoja įkybinę persvarą. 13-10 toks rezultatas ir baltarusiai vėl. Priartėja iki tų pačių 3 įvarčių skirtumo, tačiau kauniečiai, aišku, visų Lietuvos vandensvydžio gerbėjų labui ir toliau sugeba išlaikyti pranašumą. Bet pranašumas įgautas turbūt pirmose minutėse taip ir laikosi. Ir laikosi, jo. Tai svyruoja, galima sakyti, jeigu nubrauktume tos pirmus 3 įvarčius, tai eitų įvartis įvartis. Ir vėlgi galime prisiminti tas tokias vaikiškas klaidas, įėjimas į aikštelę papildomų asmenių ar neskubėjimas prie kamulio. Na, baltarusiams gali būti, kad tos klaidos kainuos netgi ir aukso medalį. Čia buvo įdomiausia, kad tokie padarė klaidas žaidėjai, kurie... Iš kurių nesitikės, ar ne to? Tikrai. Tai čia jau komandai diskusija bus turbūt po žaidimo ilgai. Ir matyti ne vien draugiškų tonų. Kokią 1 valandą. Paskui vėlgi viskas stoja savo vėžes ir rinksimės jau Liepos mėnesį per jūros šventę, darome Klaipėdai tradicinį tarptautinį turnyrą, tos pačios dažniausiai komandos ir svečiai dar prisijungia iš Rusijos atvažiuoja. Irgi darome tokią šventę, bet ten tokia būna draugiška atmosfera, suvažiuoja su šeimom, su vaikais, palapinės, festivalis, muzika, žaidimas, tokia, grinai jūros šventė ir vandensvydis. Dvi šventės, vandensvydžio ir... Čia baltarusiai. Kampinės.
Naumenka atakavo į vartus, tačiau baigėsi kol kas ataka nesėkme. Jau žaidžia po lygiai. Žaidėjai grįžo savo 20 sekundžių atbūtą. Jau muštinės šitne. Bet čia akimirkos sekundės labai greitai baigėsi. Teisėjai išskiria. Teisėjai kol kas puikiai kontroliuoja rungtynių eigą ir neleidžia čia išsiplieksti kažkokioms aistroms. Nes tikrai po vandeniu, pagrindinis žaidimas po vandeniu. Tai ateity tikimės įsigyti filmavimo kamerų, kurios filmuotų po vandeniu, kai įvartis. Vėlgi po vieno žaidėjų, kai mažiau. Ir dabar rezultatas 13-11. Kauno Bebro komanda turi 2 įvarčių pranašumą, tačiau galime pridėti žodį tik 2 įvarčių pranašumą ir lieka 2 minutės. 2 minutės, tai sakykime, mažiausia 2 atakos į vieną pusę ir mažiausia 2 į kitą. Taigi logiškai kalbant gali būti taip, kad ir Baltarusiai sugebės sugrįžti į rungtynes. Jeigu jau kauniečiai išlaikytų taip kamuolį, gavusi ir apsukusi, kaip sakau, žaidėja pas mus skamba apsuko. Tai reiškia, kad gražiai pasilaikė pačioj už šoną, pratempė ir išlindo priekį su kamuoliu. Tai kada jau priekį, tai jau realiai turi pranašumą didelį. Bet koks jau veiksmas, prilaikymas už nugaros, už rankos, už kojos, tai jau reiškia, kad jau bus pašalinimas. Na, Baltarusių treneris buvo labai nepatenkintas šio teisėjo sprendimu. Mačiau jo emocijas ir jo gestikuliacijas. Taip jis išreiškė nepasitenkinimą. Na, supranta puikiai Masters komandos treneris, jog laiko vis mažėja ir tokie pašalinimai gali labai skaudžiai atsiliepti. Šitas treneris tą komandą jau turbūt nuo 85 metų treniruoja. Jis taip pat žaidės. Mohikanas. Jo, žaidės tikrai aukštam lygiai visada. Jų komanda Minsko buvusi SK senais laikais žaidė Rusijos aukščiausioje lygoje ir apie vidurį. Tai jau senais laikais tais vadinamais, kaip juokauja mano dukra, piramidžių laikais. Šitą tai buvo sąjungos rinktinė viena iš vedančiųjų pasaulio čempionatuose, olimpiadose ir visur tikrai. Tai pats sąjungos čempionatas labai buvo stiprus. Tai būti tenais 5-6, bent jau patekti į patį sąjungos čempionatą, tai buvo tikrai aukštas lygio žaidimo. O čia aistros verda. Labai nepatenkintas 5 numeris Žitkovskis. Jau čia dabar buvo tokių galia daugiau aistrų, to grumbesnis žaidimas prasideda. Jeigu Kepuraitės atlaikys, tai Sutko apvogė, kamuolį pavogė. Ir Naumenka. Labai atsakingas momentas. Paskutinės sekundės. Lieka kiek mažiau negu 2 minutės. Geras metimas, stiprus. Ir kamuolys atšoka lietuviams. Dariui Džiugui, kuris gali perduoti kamuolį, jeigu taip laikysis nežaidimą. Pasyvus žaidimas taip pat galioja vadinėčio taisyklėje. Likus paskutiniai minutį negalima laikyti kamerą apsikabinus, turi plaukioti, judėti, daryti vandens veiksmus. Taigi, kaip sakoma, liaudiškai trinti laiko tikrai čia nepavyks, reiks įrodyti kažkokiais veiksmais, kad tu nepasyviai žaidži. Nes kamuolį perduot labai greitai galės. Tai pasikišai pas save kamuolį ir liko minutė 10, tai čia verta. Vienas įvartis lieka. 1 taškas. 13-12. Žitkovskis smeigia Vinį. Na ir dabar viskas darosi dar įdomiau. Tai yra, kaip ir pradėjai kalbėjom pradžioj, kad Nieks neaišku.
Lieka minutė. Taigi tiek reikia ištempti Kauno Bebro komandą ir ji taps Lietuvos vandensvydžio lygos nugalėtoja. Na, o žinoma, minutė, žvelgiant iš kitos perspektyvos, yra minutė vilties Baltarusijos komandai. Vėl atkakli kova. Šalinimas. Jau. Draugiškumas dingęs visiškai. Su žaidėju. Pirštų galais lietė kamuolį. Ir tada skirtus kamuolį. Ir čia minutės pertraukėlė. Turės sustoti pozicinę žaidimą. Ir 34 sekundėm likus gali išlyginti rezultatą. Taigi laukia labai įdomi likusi kėlinio dalis. Čia trumpa pertraukėlė. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Komandos šalia turnyro lentelėje. Tiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti. Atėjo laikas pasitreniruoti. Grįžtam, turiu dabar viršų dabar vanduo konkuliuos, kaip sakau, pasiek 100 laipsnių turbūt. Užvirs, viskas čia užvirs Kauno plaukimo centre ir lieka 30 sekundžių. Rezultatas 13-12, pirmauja Kauno Bebras, tačiau iš tos didžiulės persvaros nieko nebelieka ir Baltarusiai rezga savo galbūt ir auksinę ataką. Antram turė kauniečiai praleido įvartį likus 5 sekundėm, paskui pabaudinių serijos pralaimėjo. O čia jau viskas. Džiaugiasi jau kamuolys ramiai besižaidžiamas. Sveikinam kauniečius su pergale. Triumfuoja Kauno Bebras, jie tampa Lietuvos vandensvydžio lygos čempionais labai atkakliose rungtynėse ir ypatingai atkakliame ketvirtajame kėlinyje kauniečiai sugeba rezultatu 13-12 palaužti Minsko Masters komandą. Na, o aš šią transliaciją kartu su jumis stebėjo sporto komentatorius Rytis Kazlauskas atsisveikinu ir su mano kolega šios transliacijos metu Lietuvos vandensvydžio lygos direktoriumi Giedriumi Pauša. Didelis dėkui tau, Giedriau, už tą pagalbą komentuojant ir už tokį puikų renginį. Ačiū, labai buvo smagu žiūrėti, geros rungtynės buvo tikrai tokios varžybos. Reikia vaikams žiūrėti visiems, įsijungti kietą sportą. Tai ką, mielieji, linkime jums gero sekmadienio vakaro ir žinoma prieš tai dar ir dienos. Apturėkite geras emocijas. Iki. Okay, labai